Noriu šiandien pradėti laidą neįprastai. Moterų būrelį susigalvojom pasimokyti gestų kalbos. Mano mama yra negirdinti ir galiu drąsiai sakyti, kad mano pirmoji kalba ir yra ta gestų kalba. Kurtieji tardami žodžius, jie juos ištarė teisingai, bet mes juos girdim šiek tiek kitaip. Ko nenorėjau, to negirdėjau, kas blogai, to neišverčiau. Jisai sakė, Sonata, kaip jie linksminasi. Noriu šiandien pradėti laidą neįprastai. Tereza, Sonata. Tereza gestų kalba pradėjo domėtis prieš kokius gerus 5 metus. Karantino metu, kai visi buvom uždaryti ir neturėjom ką veikti, tai moterų būrelį susigalvojom pasimokyti gestų kalbos. Ir vakar pokalbio metu Tereza sako, aš šiek tiek primiršau gestų kalbą. Todėl norėčiau tave pasikviesti apie ją šiek tiek daugiau papasakoti. Žodis Teresai. Dėkui iš pristatymą tokį. Prašom. Kas yra gestai? Gestai tai žodžių šokis erdvėje, tai mano jausmai, mano poezija, mano vidinis pasaulis, mano tikrasis stilius. Tai pasakė Emanuelė Laborit. Ta, kuri negirdėjo, bet parašė, ne jinai parašė, bet jo žodžius kaip ir užrašė knygoje Žuvėdros klyksmas. Taigi, mane Sonata pristatė, dabar pristatysiu Sonatą. Kasgi yra Sonata? Kaip jau visi supratote, Sonata yra gestų kalbos vertėja. Kai jinai neverčia gestų kalbos, jinai teisininkė. Sonata, kadagi pas tave prasidėjo pažintis su kurčiųjų pasauliu? Žinai, labai paprasta atsakyti. Dar turbūt iščiasi. Mano mama yra negirdinti ir galiu drąsiai sakyti, kad mano pirmoji kalba ir yra ta gestų kalba. O jau lietuvių ar ten visos kitos kalbos yra iš paskos. Nes pirmiausia, man pats artimiausias žmogus su manim kalbėjo gestų kalba. Tai vat mano pažintis tokia ir buvo. Ir jinai mane lydi visą gyvenimą ir turbūt ir lydės. Nu, čia kas be ko, bet tada tau buvo sunku lietuvių kalbą išmokti? Būdavo kuriozinių situacijų, kadangi kurtieji tardami žodžius, jie juos ištarė teisingai, bet mes juos girdim šiek tiek kitaip. Tai kai kurios žodžius, savaime suprantama, aš atkartodavau taip, kaip sako mama. Būdavo visokių situacijų. Nu, vieną galiu papasakoti iš vaikystės. Mes ten grįždavom iš vieno miesto ir, žodžiu, mane visą laiką išmėtydavo tokiais raudonais plėmais, kaip dabar atsimenu. Tokiais, žinai, dideliais. Ir buvau darželį. Aišku, mes po savaitgalio buvom grįžę iš to miesto ir mane atsikeliu po pietų miego ir mane tokiais plėmais gerai išmėtė. Auklėtojas persingus, ojojoj. Aš, žinai, tokia suaugusi rami moteris, sakau, maža, skuramiai, čia sakau, Algerija. Jos taip mane žiūri. Alergija? Ne, sakau, ne alergija, Algerija. Nes mano mama taip kirčiuodavo, aš taip girdėdavau. Iš tikrųjų, tai savaime suprantama, tai buvo labai užterštam orui alergija. O su lietuvių kalba, kaip ir visos kalbos, turbūt išmokstamos. Nežinau, žinok, negaliu atsakyti. Toks klausimas, manau, kad ne tik man tai bus įdomu sužinoti, ar tu naudojasi tuo, kad tavo mama nesuprasdavo, ką kiti sako ir tau reikėdavo pavertėjauti. Ypač mokyklose, tėvų susirinkimai, ar ten mokytojas iškviečia į mokyklą. Supranti, aš labai džiaugiuosi, pradėsiu iš toliau, kad mano vaikai nėra tokie kaip aš. Tikrai labai džiaugiuosi. Aš naudodavausi viskuo, savaime suprantama. Buvau manipuliatorė, taip kaip turi būti. Nesimokiau iš anglų kalbos, savaime suprantama, man išėjo trimestre 2. Oho. Gal dar -2. Ir išsikvietė mokytojas mamą, pasitikėdamas manim, aš atrodžiau turbūt kitaip negu kaip bus. Pasikvietė mamą, mane. Ir sako, dabar išversk vienu žodžiu taip ir taip, kodėl tu čia nesimokai, tau išeina trimestre 2 ir Galvoju, čia ant mane sako. Aišku, aš išverčiau taip, kaip man reikia, ko nenorėjau, to negirdėjau, kas blogai, to neišverčiau. Mamos veidas visiškai nepasikeitė, mes taip ir išsiskirstėm. Antrą kartą išsikvietė. Paskui jau mokytojas suprato, kad kažkas čia ne taip. Parašė raštelį, įdėjo į voką, sako, perduok mamai. Perdaviau mamai, mama ateina su vertėju, neutraliu, žmonišku, normaliu vertėju. Ir aišku, verčia. Mamos veidas keičiasi. Ir man, žinai, taip aišku, suaugę reiškia priekaištą. Sako, kodėl tu nepasakėjai? Sakau, ko nepasakiau? Sakau, aš negirdėjau to.
Nu, tai. Bet nekilo pagundos, kai mokytas davė tą voką, atplėšti ir pasižiūrėti, kas ten buvo parašyta? Kažkaip dar ne. Bet vat, išversti tai neišverti iki galo visko, bet vat, voko ne. Aš turbūt tuo metu nesitikėjau, kad ten bus parašyta, ateikit su vertėju. Aš turbūt taip nepasitikėjau. Tu jau paminėjai, kad tu džiaugiasi, kad tavo vaikai nėra tokie, kaip kokie tu buvai. Ar jie moka gestų kalbą? Moka. Abudu, ne? Abudu. Kas gal buvo kažkoks įvykis įdomesnis, kas, nu, ar su vienu, ar su abiem, bet kažkas tokio įdomesnio su ta gestų kalba? Šiaip gestų kalba apskritai aš patarčiau ir girdintiems žmonėms išmokti ir pradėti su savo kūdikiais bendrauti gestų kalba, dėl to, kad labai lengva auginti vaikus. Jie dar nemoka pasakyti, bet jau jie moka parodyti. Man gestų kalba labai padėjo bendraujant su savo vaikais, nes jie visada mokėjo parodyti, išreikšti, ką jie nori, ko jie nori, kas jiems nepatinka arba patinka. Tai vienas iš tokių įvykių buvo, vyresnis vaikas buvo namie, kiek jam buvo, kokie gal 7-8 metai. Aš su mažuoju stumdau vežimėlį po langais, jisai virtuvėje ant palangės užsilypęs ir mes taip su juo bendraujam, jisai sako, kada grįši namo, bet gestų kalba jisai man sako, kada grįši namo, mes ten klausiu, ką tu dabar matai, nu, ir taip bendraujam. Ir ėjo tokia močiutė, jinai taip pasižiūrėjo į mus, sako, Jėzus, toks mažas, o negirdi. O vaikas atsidarė langą ir sako, tai mama, aš nesupratau, ką tu man parodai. Tai ta močiutė taip ir liko apšaus. Nu taip, jinai praėjo labai taip. Nejaukiai. Bet daugiau nieko nekomentavo? Ne, matytinai jau taip ir nieko nebesakė. Tu jau ištekėjusi antrą kartą, tad pas tavai yra antras vyras ir man tikrai vakar buvo nuostabu išgirsti, kai tu pasisakėjai, prisipažinai, kad tavo dabartinis vyras nes pats kūrė gestus tuos. Mūsų šeima iš tikrųjų moka visi gestų kalbą, kaip sakau, kartais net ir šuo. Visi moka gestų kalbą, taip. Ir jis yra pakankamai drąsus, sugalvoja, jeigu jisai nežino, ką pasakyti mano mamai, tai arba kaip ten jos kažko paklausti, jisai prigalvoja gestų tokių visokių naujoviškų, bet į temą. Tai jie puikiai susišneka. Matai, aš namuose laikau pozicijos, aš jums sakau nevertėja. Mes visi esam lygus. Visi galit susišnekėti, nemokat kaip, pasirašykit, nusifotkinkit. Įdomus įvykis buvo. Kaimynas mano vyrui skambina, sako, ten riem kažkokio grašto reikia. Vyras sako, tuoj aš paskambinsiu močiutei, mano mamai. Sako, kaip tu paskambinsi, taigi jinai negirdi. O mums įprasta, taigi vaizdo skambutis yra, tai ką, tai mes paskambinsim. Ir jis paskambina, tas kaimynas, taip nežinai, atstojęs, sako, ir taip galima bendrauti. Taip. Tai va, tai žmonės tiesiog, tai kuom naudojasi patys gyvenime, sveiki žmonės, girdinti žmonės. Jie nemoka pritaikyti bendraudami su kitais. Kažkaip jiem atrodo, kad šitas būdas netinka ar dar kažkas. Čia gal, žinai, aš manyčiau, gal čia yra iš seno tas tokia tendencija, kaip ir įpratimas, kad kai kurčiasis, jie anksčiau tie ir kurtieji vengdavo su žmonėmis bendrauti, nes jų nesuprasdavo, bent jau vaikai pašiepdavo ir taip toliau. Čia gali būti ir iš tos pusės. Plus mes tikrai dažnai nesusimastom, kad technologijų pagalba mes galime kažką pagerinti, palengvinti. Ir pasirodo, technologijos tikrai palengvina gyvenimą kurtiesiems, integruodami juos į mūsų gyvenimą. Labai. Iš tikrųjų, labai aš atsimenu, kai pirmą telefoną nupirkau mamai, nes jeigu aš negrįždavau arba vėliau grįždavau namo, aš visada skambindavau kaimynam, paprašydavau, kad jie nueitų pas mano mamą, pasakytų, kad aš grįšiu vėliau. Ir paskui sakau, mamai, imk telefoną, bendrausim taip. Ne, man nereikia. Paskui tas pats buvo su kompu. Nupirkom kompą. Ne, aš nemoku. Bet dabar pas mano mamą kompas yra šustresnis ir geresnis negu pas mus visus. Atjungia internetą, bus triukšmo, pamatysi piktą mamą. Tikrai. Piktą mamą pamatysi tik tada, kai arti būsi. Be interneto. Jinai mane susiras iš bet kur, jeigu nedaug dievė nebus namie interneto, patikėk. Taip. Tos integracijos tos technologijų kaip ir padeda gyvenimą, bet vis tiek ne visigi su tom technologijom ir draugauja, kaip ir tavo mama nenorėjo ilgą laiką prie jų priprasti. Kas palengvina, jeigu nėra šalia vertėjo, o žmogus ateina į kažkokią instituciją,
tvarkyti reikalų, ar į polikliniką, ar kur ten pas advokatą, teismas, ligoninė, mokykla, darželis. Kokiu būdu jie stengdavosi susikalbėti? Anksčiau tai popieriaus lapelis, tušinukas. Ir tai Vienas iš variantų. Dar vienas būdas susikalbėti visada būdavo kalbėti, jie skaito iš lūpų. Taip. Kalbėti nenusisukus, gink dieve, ramiai žiūrinti žmogų, kalbėti lėtai, aiškiai tarti žodžius ir perskaito jie iš lūpų ir tau atrašys, atsakys. Paskui, aišku, telefono SMS žinutės panaudoja šitas funkcijas. Dabar yra vertėjas visą parą, visada 24/7 non-stop. Yra vertėjas, tai gali naudotis šitom paslaugom. Ir aišku, pirmiausia, tai yra girdinčių žmonių drąsa bendrauti su kitokiais žmonėm. Nu, nesvarbu, kokioj situacijai bebūtų. Pirmiausia, tu pats turi nebijoti. Ir aišku, nešaukti, tu kažkur ten, ne? Nu, tai prieini ramiai per petį ir tada kalbi. Atkreipi dėmesį į save. Taip. Čia taip. O dabar gerai, o pagalba, kai mes visi įpratę 112 ir jiems tikrai buvo ilgą laiką sunku ir dabar yra programėlė. Taip, dabar bendrajam pagalbos centre yra būtent negirdintiems žmonėms pritaikyta programėlė, appsas 112. Jie visą parą gali išsikviesti jiem priimtinu būdu. Tai arba rašyti žinutę taip kaip SMS per programėlę, arba skambinti vaizdo skambučiu. Kiek aš atsiprašau, kad pertraukiu, kiek atsimenu, tu nuo pat pradžių tos programėlės, kai įsidarbinai tenai, iki šiol ir dirbė, ne? Taip. Programėlė startavo 20 Liepos 1 dieną ir aš iki šiol ten dirbu. Labai buvo pradžiai baisu, nedrąsu, bet pripranti. Dauguma kaip ir galvoja, kad bent jau iš anksčiau, ne, kaip kurtieji jie uždaresni, nes nebendrauja ir taip toliau, nes ir gal nori ar nenori, ar baisu su jais bendrauti. Ir visi galvoja, kad jie yra liūdni, paniurę, pikti, bet jie yra jausmingi, nes gestais jie kalba, jausmus savo rodo. Kas įdomu, kaip jie linksminasi. Nes vis tiegi būna ir gimtadieniai, ir vestuvės, ir krikštynos, ir taip toliau. Dabar tau, kai tu paklausai, aš prisiminiau vieną kelionę. Mes važiavom į Latviją su kurčiųjų būriu, važiavo mano visa šeima, dabartinis mano vyras dar tik pratinosi prie tiek žmonių. Tai patikėk, jisai sakė, Sonata, kaip jie linksminasi, kokie jie kompaniški, kokie jie draugiški. Daug tu savo klasiokų atsimeni? Nu, vat atsakyk man. Bendrauji su jais iki šiol? Klasiokų, su kuriais buvau nuo 10 iki 12, beveik visus atsimenu ir su kai kuriais retsykiais dar bendraujam. Šventi gimtadienius, važiuoji į kelionę su jais? Dabar ne. Tai va, o jie yra labai tokie bendruomeniški. Jie kartu švenčia gimtadienius, važiuoja į muziejus, daugelis paslaugų jiem dabar yra pritaikyta. Puikiausiai šoka pagal muziką, tik reikia garso gerų kolonėlių, kad žemė, žinai, drebėtų. Patikėk, jie moka linksmintis, dar mes turim iš ko pasimokyti. Tikrai norėčiau. Kartais atvažiuoja pas mane į sodybą, nu fantastika, žinau. Aš tau nemoku įvardinti to jausmo. Kai tu matai, kad žmonės nesusikaustė, niekas negalvoja, kaip apie mane dabar pagalvos, jeigu aš pašoksiu taip, ar kažkaip kitaip, žinai. Tikrai. Laisvi žmonės. Tai mano vyrai irgi buvo didžiausia nuostaba. Vaikai tai mano pripratę. O vyrai tai buvo, sakė, wow, jis dar ilgai pasakojo ir kalbėjo apie tai. Nu ir pabaigai, ką tu norėtum palinkėti žiūrovams? Drąsos, išradingumo, komunikabilumo. Tiesiog nebijoti, priimti ir bendrauti su kitokiais, negu esam patys. Ir visiškai nesvarbu, ar tai negirdintis, ar nematantis, ar ratukuose, koks skirtumas, jie vis tiek visi tokie pat žmonės kaip ir mes. Dėkuoju, Sonata, už pokalbį. Ačiū tau. O jūs, jeigu dar neužsiprenumeravote, prenumeruokite, komentuokite, statykite laikus. Iki.